Gerbiamieji, pradedame iškilmingą generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 30-ųjų įkūrimo metinių ceremoniją. 94-ųjų sausio 18 Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu Krašto apsaugos mokykla reorganizuota į Lietuvos karo akademiją. Bėgant metams keičiasi Lietuvos karo akademijos programos ir kariūnai, tačiau studijų tikslas išlieka toks pat – parengti Lietuvos kariuomenės poreikius atitinkantį karininką, lyderį. Lietuvoje karininkų rengimas turi gilias tradicijas ir senas ištakas. Įvairių kartų karo mokyklos ir akademijos absolventai įrodė savo drąsą ir ryžtą ginti tėvynę. Kviečiame tylos minutę pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę karininkus ir kariūnus. Rikiuotė, ramiai, tylos minutė, gerbti! Lietuvos karo akademija yra pavadinta Lietuvos prezidento generolo Jono Žemaičio vardu, kuris, kaip tikrai plačiai žinoma, buvo Lietuvos partizanų vadas ir jo pasiaukojančios tarnybos, besąlygiškai vykdant pareigą savo tėvyniai, vykdant savo priesaiką tėvyniai. Būtent tas pavyzdys yra tai, kas tikrai įkvėpė būtent tuos kariūnus, tuos jaunus žmonės, kurie čia mokinosi karo akademijai. Man priesaika yra būtent slenkstis, kuris iš principo skyrė dorą, sąžiningą, garbingą Lietuvos pilietį nuo Lietuvos kario. Būtent priesaikoje labai aiškiai yra pasakyta, ką kariai privalo daryti, ką mes privalom daryti ir kuo mes įsipareigojam ir kuo mes pasitikim. Ir Lietuvos kario priesaika yra bene vienintelė, iš tikrųjų vienintelė priesaika bendrai viso Lietuvos valstybei, kur būtent Lietuvos pilietis, karys įsipareigoja atlikti savo pareigą, nepaisant grėsmės jo gyvybei ir sveikatai. Tai yra tikrai labai rimtas įsipareigojimas. Neištikų prisiekiu! Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją, įstatymus ir savo vadų įsakymus, saugoti visas man patikėtas paslaptis, pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys, nepadeda man Dievas. Priesaika tai yra pasižadėjimas. Ir pasižadėjimas visų pirma savo. Tyliai, ne prieš auditorijas, kad kai reiks, tu žinai, ką turėsi padaryti ir tai padarysi. Ir kad žodis tėvynė turi išskirtinę reikšmę tavo gyvenime. Tai šiandien už manęs ir matot atvirų durų dieną karo akademijoje, kai geram pusdieniui atidaryti vartai ir visi norintys susidomėję nuo mažiausio pipiro iki vyriausio tėčio ar senelio gali ateiti, prisiliesti, susipažinti ir pamatyti, apie ką yra karo akademija.
O tai būtina tam, kad teisingai priimti sprendimą. Pasirinkti karo akademiją tai ne tik pasirinkti studijas, o kartu tai yra ir milžiniškas įsipareigojimas, kuris ateina su garbe ir atsakomybė. Tad akivaizdu, kad įstaiga, kuri yra karinėje teritorijoje, griežtai saugoma, karts nuo karto turi atsiverti visuomeniai, atidaryti savo vartus ir plačiai parodyti, kas yra generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, kas yra karininko profesija, kaip atrodo tarnybos vietos ar priemonės, ar galų gale tose vietose tarnaujantys žmonės. Neprašytas mums nesvečias, pavaišinsim vertimi, iš miškų ir iš beržynų, vyrai jiems paruoš kapus. Šaunuoliai, sėkmės tarnyboje, ačiū labai. Bet neretai pasigirsta įvairiausių nuogąstavimų, ar tikrai kariui, kuris veda karius į mūšį, planuoja karinės operacijas ir turi būti įtakingas lyderis savo kariams, reikalingas aukštasis išsilavinimas. Tai galėčiau gal pradėti kaip kariškis, baigęs visas 3 pakopas karo akademijoje, be jokios abejonės reikia suprasti, kad tu ateini į universitetą. Kad universitetas kuria pridėtinę vertę tau, kada tu tampi karininku. Tai vienas iš ir faktinių tokių rezultatų, kuriuos tu turi įvykdyti, bet tuo pačiu ir supras, kad tu ateini į mokymosi instituciją, kur ne vien tik paraku kvepia, bet reikia eiti į biblioteką, reikia atlikti mokslinius tyrimus, rašyti darbus, skaityti literatūrą ir taip stiprinti save kaip karininką, ne tik procedūriškai, bet ir žiniomis. Tai mano manimu, šiai dienai Lietuvos karo akademija visų pirma, tai yra universitetas, aukštoji mokykla, į kurią stoja vieni gabiausių to meto abiturientų. Taip, tai yra universitetas, jis yra labai įdomus, sakykime, Lietuvos universiteto atžvilgiu, kur derinamos akademinės studijos ir tas karinis rengimas. Bet jeigu pasižiūrėsime ir užduosim klausimą, ko reikia ar vieno ir kito, mano atsakymas reikia ir vieno ir kito. Mūsų siekis suteikti kariūnui akademinį išsilavinimą pagal europinės aukšto išsilavinimo tradicijas. Mes daug bendraujame su Europos karo akademijomis, Europos komisija stengiasi ir palaiko Europos akademijų, Europos aukštųjų karo mokyklų tinklą. 65 aukštosios Europos karo mokyklos yra susijungusios į tinklą, mes intensyviai su jais bendradarbiaujame, keičiamės dėstytojais, keičiamės instruktoriais, siunčiame kariūnus studijuoti pusę metų, siunčiame kariūnus rašyti baigiamųjų darbų į užsienį. Mūsų mokslinė komanda sudaro 50 mokslininkų ir dalis jų darbo yra studijų organizavimas, dėstymas, tačiau universitetuose yra labai svarbus principas mokslo ir studijų vienovės, kad universitetinis išsilavinimas turi būti grindžiamas naujausiais moksliniais tyrimais. Todėl mes turėdami šį pajėgumą taip pat stengiamės dalyvauti mokslinių tyrimų veikloje NATO mokslo ir technologijų organizacijos, su partneriais tarptautiniai karo mokslų bendrijos moksliniuose tyrimuose, taip pat mūsų mokslininkų teminiuose laukuose. Mes naudojam tokius istorinius filmus, ar ne, ir tai yra iš įvairiaus laikotarpio, ir iš Antro pasaulinio karo, ir iš dabartinių karų, ir labai aiškiai, ką mes matome, kad iš tikrųjų vertybės yra kaip ir amžinos. Kario vertybės, jos visais laikais yra vienodos, ar ne. Galbūt viena yra mažiau svarbi ar ne, gal kažkaip tai išlikimui ar panašiai, kaip ir mokėmės per paskaitas, kaip pavyzdžiui, ar ne moralinė drąsa tarsi yra svarbiau jau dabar, ar ne fizinė drąsa.
Kartu dar su drąsa šioje scenoje galima buvo pastebėti kitas labai svarbias kariui vertybės. Viena iš jų tai būtų ištikimybė. Ištikimybė ne tik tai savo, ne savo kariams, bet ir savo aukštesniam vadui. Tai vadinasi, patys kariai žinojo ir matė, kad čia yra pavojinga situacija, didelė rizika, bet jie, nepaisant to, vis tiek klausė ir vykdė įsakymą savo vado. Lygiai taip pat vadas, jausdamas ištikimybę savo aukštesniem vadam, suprasdamas, kokia yra bendra situacija, supranta, jog tai yra didžiulė rizika palikti tokią poziciją nesunaikinta ir yra šansas, kad gali kokią kitą vienetą užpulti. Tai čia daugybė vertybių, taip pat profesionalumas. Mūsų Lietuvos karo akademija turi labai garbingą vardą. Tai ir ne tik karo akademija, bet taip pat ir generolo Jono Žemaičio karo akademija. Ir generolas Jonas Žemaitis išskirtinė asmenybė, spinduliuojanti tokios keletą vertybių. Pirmoji ta vertybė tai yra ištikimybė Lietuvos Respublikai. Antra labai svarbi nepalaužiama kovos dvasia, kurią jis demonstruoja 54 metais savo teisme. Paskutiniam žodį, kuriame sako, koks teismo sprendimas bus, žinau. Vis dėlto aš manau, kad kova, kurią aš vedžiau 9 metus, duos rezultatų. Ir šalia to toks vizionieriškas mąstymas. 54 metais pasakyti, kad mano kova, o kova skirta Lietuvos laisvės atkūrimui, duos rezultatų, galėjo padaryti tai tik labai į priekį sugebantį žiūrėti asmenybę. Turbūt didžiausias tas nuopelnas tai 49 metų vasario 16 deklaracija, kuriame 8 partizanų vadai suėję iš visos Lietuvos, praradė kiekvienas iš jų tūkstančius savo pavaldinių, suvokdami situacijos kritiškumą, turi vilties ir tikėjimo pasirašyti deklaraciją, kurioje aiškiai teigia, kad Lietuva bus atkurta, laisva Lietuva, ir kokia jinai bus. Ir tai galėjo daryti tik tai sėdėdami tam bunkerį, tie 8 vyrai, kurie visi žinojo, kad žus. Juozas Žemaitis su uniforma miške yra išskirtinis simbolis. Mūsų šitie žmonės, būdami miške, dėvėjo tą uniformą, siūvas ir darė ir aukoja save. Nes numetus ginklą negali pasakyti, aš į mišką atėjau žabų ir grybų. Čia kuo graži krikščionybė yra žvakės simbolis. Tai žvakė, degindama save, apšviečia kitus. Tai yra pražudydama save iš esmės, jinai aukojas ir tai yra pasiaukojimas simbolis. Tai mūsų partizanų uniforma tai yra labai, mano manymu, žvakės simbolis. Karinis parengimas yra skirtingų dimensijų apimtis pas mus karo akademijai. Tai ir į plotį, ir į aukštį. Yra skirtingi lygiai. Pradinis yra bazinis karininko parengimas. Jūs būsit mokomi pagal kariūno bazinio kario kurso programą. Išmoksit naudotis ginklu, topografijos žinių, orientavimosi, išgyvenimo, pirmosios medicinos pagalbos, visų tų žinių, kurių individualiai reikia mūšio lauke. Ką čia reikės daryti, aš pirmą kartą. Lyno padarėm kelią! Liauškai čia paimsi draugų. Kitas. Kylam pati. Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai, jie mylimą Lietuvą gina, kam nusviro galvotam dangaus angelai, vainiką iš deimantų pina, kam nusviro galvotam dangaus angelai.
Karo akademijoje mes ruošiam karininkus 4 metus, kurie tampa iš kariūnų. Taip pat yra galimybė tapti karininku mūsų kariuomenės puskarininkiams, kurie turi aukštą išsilavinimą. Tai čia mes jiems vykdome būrio vado kursus 6 mėnesių. Dar vienas būdas tapti karininku yra jaunesniųjų vadų karininkų mokymai. Tai yra kitų aukštųjų mokyklų, universitetų studentams, kurie savaitgaliais 3 metus pas mus lanko karinius užsiėmimus. Tai juos visus, tos 3 skirtingus būdus ir sieja karinis rengimas. Aš geriau paeisiu. Dengiu! Judu! Judam! Judam! 12 valandą! Judu! Tapti Lietuvos kariuomenės karininku yra keli būdai. Vienas iš jų yra būrio vado kovos kursas. Būrio vado kovos kursą gali patekti atrinkti profesinės karo tarnybos kariai iš savo dalinių. Ir jie turi praeiti rengimą pagal Karo akademijos paruoštą programą. Šiuo metu kaip tik vyksta viena iš to rengimo sudedamųjų dalių, tai yra patrulio modulio lauko taktikos pratybos, kai kariai yra infiltruoti iš nuolatinės išsidėstymo vietos į operacijų rajoną ir vykdo specifinės užduotis priešo teritorijai. Atlieka priešo žvalgymą, vykdo pasalas, reidus ir bando trikdyti priešo kovinę galią ir jo efektyvią veiklą, nukreiptą prieš imituojamą mūsų valstybę. Šiuo metu vykdom bendras pratybas su Karo akademijos kurso klausytojais, Šaulių sąjungos atstovai ir tuo pačiu suteikdami realistiškumo vykstančioms pratyboms. Atsiranda konkurencija, kuri kelia pratybų kokybę. Čia jūs matote Šaulių sąjungos Vilniaus rinktinės Šventaragio kuopos 6 būrį, kuris vykdo oponuojančių pajėgų funkcijas. Taip pat mūsų pratybas remia karo medicinos tarnyba, kuri realių nelaimingo atsitikimo atveju suteiktų pirmą medicininę pagalbą, ir karinės oro pajėgos, kurios sudaro sąlygos mūsų treniruojamiesiems vienetams infiltruotis ir eksfiltruotis iš pavojingos teritorijos orų. Visi kairiau! Denkis, sutraukinėja pirmi! Vadas judant, davai ant, davai. Pas ką dūmų liko? Neturi. Visus į. Aš alfa dūmus visus išmetėm atsitraukinėdami. Dabar šiuo metu esam objektai.
karinis rengimas susideda iš skirtingų dalykų. Kad laimėti, turi žinoti savo ginkluotę. Tai kariūnai mokosi su tuos ginklus, kuriuos jie turės atėję į karinius dalinius. Toliau mokosi, kaip veikti skyriaus sudėtyje, kadangi savo pavaldume turės 3 skyrius, 30 karių būrys susideda iš 3 skyrių, po 10, tai reikia žinot, kągi tie jo 3 vienetai iš 10 karių gali. Išmokė praėjęs šitą etapą, toliau mokosi, kągi būrio vadas turi daryti, kaip vadovauti, kaip laimėti, ką gali priešas ir ko negali. Svarbiausias elementas kariniam rengime visgi yra galvojimas. Nes mes laimėsim tik tai galvą. Turim pergudrauti priešą. Ne prieš ateinantį 100 pastatyti savo 30, bet vis dėlto žinoti, kaip tas 100 prieš mus pasirodys, kur bus pirmi 5, kur paskui 20, kur paskui 30, kas bus kairiai, kas dešiniai, kad kaip šachmatų lentoj dėlioti savo veiksmus. Teoriškai ir praktiškai pratybų metu treniruojasi, kaip laimėsi su didesniu vienetu. Kapitone, tai jūs esate antrojo egzamino daly karinio sprendimo priėmimo procese. Jūsų užduotis yra pagal duotą turinį pristatyti savo sumanimą, paliečiant operacinį rajoną, paliečiant savo sumanimą, paliečiant priešo sumanimą, logistiką, pozicijų išdėstymą ir visą kitą. Šio egzamino dalies tikslas yra pasižiūrėti, kaip jūs suprantat tai, ką nupiešėt, tai, ką aprašėt ir taip, kaip implementuojat, pritaikot, reiškia, žodiniai egzamino daly. Kai tik pasiruošęs, galite pradėti. So after analyzing the mobile corridors, I found 7 avenues of approach. Most of them from company to battalion size units can go through. So avenue approach 1, 2, 3 from north, A4, 5, 6 and 7. Visi tie patys, iš principo tie patys karininkai, kurie baigė karo akademiją, L1 po 4-5 metų sugrįžta vėl pas mus į aukštesnio lygio karjeros kursus, kurie jau karo akademijoje yra 2 krypčių – sausumos ir oro pajėgų. Tai čia yra aukštesnis lygis, kur mes rengiam karininkus, kaip vadovauti kuopai supaprastintai 100 žmonių, 100 karių ir būti bataliono štabo karininku. Tas pats oro pajėgų pusėje, kaip būti baterijos vadu arba eskadrilės karininku. Priešas turės pasirinkti, kurioje vietoje bandys mums padaryti pasalą ar ne. Vienareikšmiškai būdamas priešu, aš rinkčiausi tokią vietą, nes kadangi aš turėsiu tai kirsti, tai jisai įvertins, kur jis galėtų tai padaryti. Mes turim įvertinti, kaip jį apgauti, kaip apeiti ir kaip išvengti tos galimos pasalos. Tai šiuo atveju pagal NATO standartus mes lietuviškai atliekame vietovės analizę. Visą kelių tinklą, tiek proskynų tinklą vertinsim miškingą vietovę, tai didelis dėmesys bus kreipiamas taip pat jaunuolynų vertinimui, kadangi mes esam šiuo atveju, dėl šitą įsakymą esam lengvai pėstininkai, tai mes išnaudosim miškingą vietovę kaip priedangą. Today I'm gonna tell you how the Bavarian Broadcast Corporation in Germany got hacked. Seems quite useless, but still Bavarian is like quite as big as Austria. So basically it's like the Austrian Broadcast Corporation got hacked. It's my task to talk about the WannaCry ransomware attack in 2017. So shortly, what I'm going to talk about is what is a ransomware in general, why did the attack happen, how did they attack, and are they or were there any preventions or protections against it. What happened? There was a Chinese hacker group who tried to use Red X
It's plug X is a remote access Trojan, but you have to enable it analog on the computer. Dar praėjus kokiem tiem patiem 4-5 metam, karininkai sugrįžta trečiam karjeros etapui, taip vadinamiem L2 Bravo kursai. Vėlgi sausumoj ir oro pajėgose, 2 skirtingi kursai, kur jau yra brigados štabo karininkas ir aukščiau, nes sekantis lygis jau neberuošiamas Lietuvoje, tai jau paprastai yra Baltijos gynybos koledžas, kur moko operacinio lygmens ir strateginio lygmens kursuose arba kitur kur nors užsienį. Taip, Karo akademija yra vienintelė mokslo įstaiga Lietuvoje, kur ruošia būrio vadus, kuopo vadus ir brigados štabo karininkus. Jeigu taip nutiks, kad reikės kariauti, tai jeigu mes įsivaizduojam, kad kas ta kariuomenė? Lietuvos karo akademijoje balandžio 17-28 dienomis 2 savaitės vyksta tarptautinės politikos ir diplomatijos kursai. Šie kursai yra skirti karininkams, daugiausia karininkams, kurie vyksta tarnauti į štabus užsienyje, užsienio šalyse, arba gynybos atašė, arba gynybos atašė pavaduotojai. Šiuose kursuose mes stengiamės duoti pagrindinių žinių, kurios bus jiems reikalingos nuvykus į vieną ar kitą valstybę. Tai pirmiausia temos susijusios su Lietuvos nacionalinio saugumo politika, su gynybos politika. Aptariam viską gan plačiai, pateikiam NATO pagrindinius principus ir strateginę koncepciją ES, pagrindinių mūsų sąjungininkų šalių, tokių kaip Vokietija, Jungtinė karalystė, Jungtinės Amerikos valstijos gynybos ir saugumo politika. Taip pat stengiamės, kad karininkai gautų praktinių žinių kuo daugiau, sakykime, apie diplomatinį protokolą, diplomatinį saugumą, kibernetinį saugumą. Tai visa tai, kas jiems bus reikalinga išvykus į kitą šalį, kad jie būtų, tarnautų kaip Lietuvos karininkai, pilnai pasiruošę atstovauti savo šalį. Tai mano pačio kelionė ir ryšys su kariuomenė prasidėjo, kaip minėjau, 99 metais karo akademijoje, kurią baigiau bakalauro studijomis ir būrio vado kvalifikaciją. Toliau sekė nenutrūkstamas žinių ir įgūdžių bagažas, kurį susikroviau tiek ir magistro studijomis Kauno technologijos universitete, skirtingo lygmens kursais karo akademijoje, jaunesniųjų ir vyresniųjų karininkų kursuose bei Baltijos gynybos koledže. Neeilinę patirtį įgavau 2 misijose išvykus už Lietuvos sienų – Irake ir Afganistane, kur teko matyti, kaip žmonės kovoja tiesiog dėl šlakelio vandens. Dėl to šiandien paprastus dalykus vertinu visai kitaip. Algirdo batalione tiesiog tarnauja kariai, kurie niekada neverkšlena. Mes vykdome užduotis taip, kaip galime geriausia, su turimais resursais, judame į priekį ir daliname savo patirtimi sukaupta per tarnybos laiką. Bendrai man kaip vadui, ką reiškia būti šio vieneto vadovu ar lyderiu. Kaip minėjau, visų pirma, tai išskirtinė garbė ir atsakomybė. Aš už tai, kad vieneto vadas būtų vadu gebus parodyti kariams ir tikslą, ir kryptį, ir reikalui esant suteiktų jiems motivaciją. Bataliono lygmenį kartu su savo štabu, kuopų vadais ir kuopininkais taip pat esame aptarę, kas mums svarbu ir susidėliojo savo ateities viziją. Trumpai, Algirdo batalionas – tai geležinis tėvynės kumštis. Mes kariai esame davę priesaiką tėvyniai, o priesaika – tai mūsų didžiausia vertybė. Būsimas karininkas privalo išmanyti ne tik tai karybos ir taktikos žinias,
būti pabaigęs bakalauro studijas, fiziškai stiprus, visapusiškai pasaulį suprantantis asmuo. Ne ką mažiau svarbu būti susipažinus su savimi. Tai yra suvokti savo galimybių ribas, savo baimės, savo silpnybės, galų gale savo fizinės ribas. Taigi yra eilė pratybų arba situacijų karo akademijoje per 4 metus, kai tu turi galimybę pajusti įvairias diskomforto zonas arba baimės, su kuriomis susiduria tavo psichologija arba tavo kūnas. Viena iš tokių yra aukščio baimė, su kuria susidurime atliekant parašiutinio rengimo pratybas. Jų metu kariūnai privalo susipažinti su savimi, kaip jie reaguoja šokdami iš orlaivio 400 metrų aukštyje, kaip kūnas patiria kokios perkrovas, kokį stresą ir koks tai yra jausmas nusileisti parašiutu. Tai yra viena iš sudėtinių psichofizinio rengimo dalių, kurio metu kariūnai susiduria su sudėtingomis situacijomis tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Panašių pratybų arba, kitaip panašių pratybų būna ir žiemos metu, pavyzdžiui, šuolis į eketę šaltų metų laiku, organizuojamos pratybos, kur kariūnai turi išbandyti save, lipdami ant traiškito stiklo, lentoje sukaltų vinių, užsikasti žemėje, atlikti šuolį baseine nuo aukšto pakilimo ir įvairių panašių pratybų. Visa tai susideda formuojant asmenybę, kuri pažįsta save. O pažinodamas save, gali žinoti, kaip reaguoja tavo kairiai įvairiose stresinės situacijose. Tai visos šitos žinios, visa šita pažintis padeda geriau priimti sprendimus, jausti ir suprasti savo karius ir teisingai priimti sprendimus ar veiksmus stresinėse situacijose. Malonu pasveikinti visus šiandien susirinkusius šiai reikšmingai progai. Visų pirma, kartu paminėti partizanų pagerbimo dieną.
Ir ši diena mums, karo akademijai, mūsų bendruomeniai, kariūnams ir visiems čia tarnaujantiems ir dirbantiems yra ypatingai prasminga diena, dėl to, kad mes tikrai garbingai nešiojame generolo Jono Žemaičio vardą. Priesaika, kurią davė mūsų broliai ir seserys sunkiu metu, pirmo partizaninio karo metu, tai yra 44-46 metai buvo masinis, visuotinis pasipriešinimas, jie prisiekė prie trispalvės, kuri yra geltona, tai yra tikėjimas, žalia tai yra viltis, o raudona tai yra meilė. Sau, savo šeimai, savo šaliai, savo artimai. Graži, graži tėvynė mūsų, ir upeliukai, ir miškai, kur mūsų protėviai gyveno, kur užaugo jų vaikai. Aš tave gerbsiu ir mylėsiu, kiek mano mažas jėgas leis. Užaugęs gimtave padėsiu, didvyriu eisime takais. My tutti frutti, my heart, my love, my baby beauty, she's all right. She's got just what it takes. She's got what it takes, and the way she'll really raise. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, krašto apsaugos ministrė, kariuomenės vadė, svečiai, brangus absolventai, jų artimieji. Štai prieš mus stovi jubiliejinė 30-oji generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų laida. Lietuvos valstybei prisieks 59 leitenantai, 11 merginų ir 48 vaikinai, kurie atkakliomis pastangomis įrodė, kad yra verti nepriklausomos Lietuvos karininko vardą. Didžiuojamės galėdami pristatyti dar vieną jaunų žmonių kartą, kuri, kaip ir ankstesnieji mūsų karo akademijos absolventai, šias studijas baigė visų pirma dėl to, kad jų širdise ištikimybė tėvynei Lietuvai, savo valstybei, jo žmonėms, ryžtas apginti savo šalies laisvę ir nepriklausomybę. Būtent ištarti karininko priesaikos tėvynei žodžiai, tai vienas didžiausių ir garbingiausių įsipareigojimų drąsiai ir pasiaukojamai tarnauti jos labui bei ją saugoti. Nuoširdžiai sveikinu jūs, absolventų tėvai ir artimieji, šiandien galite didžiuotis savo dukromis ir sūnumis, jie garbingai įveikė visus sunkumus ir pasiekė tikslą – tapti karininkais. Esu tikras, kad jūsų parama ir supratimas jiems buvo didžiulė paskata renkantis karininko kelią, žengiant pirmosius žingsnius karo akademijoje ir toliau jau savarankiškai einant šiuo pasirinktų karininko keliu. Brangus absolventai, jūsų prisimama atsakomybė yra išskirtinė. Nenuilstamai kovoti ir vadovauti jums patikėtiems kariams, kad išsaugotumėte Lietuvą šiandien
ir ateities kartoms. Būkite verti jos karininko vardo, tarnaukite sąžiningai, oriai, mąstykite kritiškai ir drąsiai, priimkite atvirus ir nepriklausomus sprendimus. Kiekvienas būkite patikimas vadas ir tikras lyderis. Ir darykite tai, vadovaudamis šią priesaiką, kuriomis vertybėmis ir siekdami generolo Jono Žemaičio pavyzdžių. Mūsų mokslas, mūsų ginklas Lietuvai tėvynei. Į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos tarybos posėdžių nutarimą dėl geriausio absolvento rinkimo ir įvertinant mokslo ir tarnybos rezultatus, organizacinius gebėjimus ir dalyvavimo visuomeninėje veikloje apdovanoju Lietuvos pareigūno kardu geriausią 2023 metų generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventą leitenantą Jurgį Bekampį. Įsakymą pasirašė Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Absolventė Bekampį. Krašto apsaugos ministrui prisistatyti. Klausau. Kiekvienas čia stovintis absolventas yra tiek pat kompetentingas ir profesionalus atlikti savo pareigą, negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę. Tai yra mūsų pagrindinis uždavinys, kuris bus įvykdytas. Už gautas žinias ir įgūdžius turime dėkoti mūsų akademijos instruktoriams, karininkams, visai akademiniai bendruomeniai, kuri užgrūdino ir išugdė kovingą, profesionalią, nepailstančią ir mūsų ateities kariuomenę kursiančią 30-ąją karininkų laidą. Krašto gynyba yra svarbi mūsų lietuvių tautos identiteto dalis. Nuo seno mums reikėjo kariauti už vietą pasaulyje, nesilenkėme kryžiuočiams, žygiavome į Maskvą, o mūsų pokario partizanai, nepabūgę mirties, priešinosi okupantui beveik 10 metų. Prisikėlimo apygardos ryšininkė ir partizanė Aleksandra Radzevičiūtė Saporkinė savo prisiminimuose rašė: prasmė buvo iškovoti laisvę, bet kad žuvo, vis mažėjo, iš užsienio nieko gero negirdėti. Nusivylę anie jau buvo, bet vis tiek kovojo. Vis viena galvojo, vis tiek, gal dar ateis. Turėjo viltį, bet jau buvo nusivylę prieš galą, nes nieko gero negirdėjo, kad kas nors, kas užstotų. Dabar mes būsime tie, kurie užsto šalį. Mes būsime tie profesionalai, kurie atliks savo pareigą. Nei mokytojui, nei ūkininkui daugiau nebereikės dalyvauti karo veiksmuose. Jie galės atlikti savo darbą, nes mes atliksime savąjį ir jį atliksime iš visos širdies. Šis kardas tai ne apdovanojimas, ne įvertinimas, tai labai didelė atsakomybė ir kokybės ženklas. Dalį šios atsakomybės nešame mes visi. Ir visi turime priežasčių, dėl kurių šią atsakomybę prisiėmėme. Aš asmeniškai turiu dėkoti tėvams, amžinatilsį močiutei Marijonai, kurie mane užaugino ir įdiegė tinkamas vertybės, pašaukusias tarnauti kitiems, tarnauti Lietuvai. Saulės mūšio kopai, linkiu žengti žingsnį į priekį. Tada dar viena ir dar viena. Tarnauti Lietuvai mums ribų nėra, tad būkime verti kitų pasitikėjimo ir dirbkime tėvynės labui. Garbė tarnauti kartu. Ačiū.
Lietuvos Respublikos prezidentas. Dekretas dėl pirmojo karininko laipsnio suteikimo. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymų ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro teikimą, suteikiu pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Pirmasis absolventų skyrių. Į priekį žengti. Var. Jurgiui Bekampiui. Mariui Barzdeliui. Rokui Šarkui. Devynas labui. Grantui Gliaudžiui. Marijai Zubrickaitei. Tėvynės labui. Aš. Tapdamas Lietuvos karininku be išlygų prisiekiu. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę. Sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją, įstatymus ir savo vadų įsakymus. Saugoti man patikėtas paslaptis. Pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karininkas. Tepadeda man Dievas. Palaimink galybių viešpatie šiuos karininkus ir visuomet būk su jais. Įkvėpk juos visuomet ir visur būti garbingais, elgtis bičiuliškai, padėti silpniesiems bei skriaudžiamiesiems. Suteik jėgų tvirtai ir ištvermingai pakelti sunkumus tarnyboje ir gyvenime. Duok jiems ryžto saugoti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę, laisvę, taiką ir ramybę. Įkvėpk karžygiškos drąsos, jei reikėtų už tėvynę net gyvybę atiduoti. Te palaimino jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.